Maltiečiai su mumis visus metus, ne tik per šventes. Jie lanko vienišus, kukliai gyvenančius senolius, atneša ne vien maisto, bet randa laiko pokalbiui ir apkabinimui. Tai kasdienis priminimas, kad jie mums svarbus ir reikalingi. Su Maltiečių Šiaulių grupės vadove Aušra einame pas Stasiuką ir Onutę, kaip jos čia vadina. Va, laukia. Jiems abiems Šiaulių maltiečiai 2 kartus per savaitę atneša po lauknešėlį su įvairiais maisto produktais. Labas, žiūrėk. Lauknešėlis. Juos abu, ir Stasį, ir Onutę, maltiečiai pamatė prie Šiaulių katedros durų prašančius išmaldos. Jie ir dabar ten kiekvieną sekmadienį. 200 gal visus, daugiau, kiek jau liaudis duo. Ties Stasio pasakyti 200 eurų yra valstybės mokama pašalpa. Iš jos jie abu su Onute ir gyvena. 3 infarktus turėjau pragyventi. Taip Stasys aiškino, kodėl negalėjo sukaupti reikiamo darbo stažo. Stasys dėl silpnos širdies paeinamos keliasdešimt metrų ir pradeda dusti. O čia Roma, kita Šiaulių maltiečių globojama močiutė. Jai 84. Nuo ligų sulinkusi vos paeina. Buvusi šio miesto paštininkė. Vyras miręs, abu jos vaikai mirė labai jauni. Senolė gyvena viena su šia maža katyte. Maltiečiai ją globoja jau daugiau nei 6 metus. Labai mėgėja sugrybauti. Per tai senolė šių metų vasarą galėjo ir žūti. Miesto autobusu, viena išėjus iš namų, nuvažiavo į Šiaulių priemiesčio mišką. Ten begrybaudama paklydo, pargriuvo, susitrenkė. Negalėjau atsikelti, lietus lyja. Šaukiau pagalbos, niekaip, bandžiau keltis, niekaip. Gerai, jog turėjo mobilųjį telefoną. Ten pirmuoju numeriu buvo maltietės Aušros telefonas, tai ją ir paskambino ieškodama pagalbos. Net kurioje vietoje, ar bent jau kurioje Šiaulių pusėje yra išsigandusi senolė, nesugebėjo paaiškinti. Neturėjau tokio artimo žmogaus. Aušra pati tada pranešė policijai ir net 4 valandas kartu su 3 policijos ekipažais ir kinologais ieškojo pasiklydusios senolės miškuose. Rado sulyjusią, sušalusią, išsigandusią ir nebepaeinančią. Taip nesmagu vienai, noris, kad žmogus būtų, nes nėra su kuo pasikalbėti. Maltiečiai močiutę Romą kiekvieną savaitę aplanko po keletą kartų. Čia vaikai jūsų. Čia sumušė dukrytė. Skambina jai, klausia, kokios pagalbos dar reikėtų. Nebėk, ramiai. Jau 20 metų maltiečiai tyliai beldžiasi į vienišų senelių duris, su dubenėliu sriubos ir geru žodžiu. Ten, kur liūdesys, jie atneša viltį ir žmogišką artumą. Prisidėkite. Jūsų parama taps šviesa ir jaukumu tų namų, kur labiausiai trūksta žmogaus dėmesio. 1415 10 eurų, 1495 5 eurai. Jeigu galite paaukoti didesnę sumą arba remti reguliariai, informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.